šviesoforo, į dešinę bus ten pirma aikštelė, tai ne aikštelė, bet ten gatvelė yra tokia, už 100 metrų į dešinę. Tai rodykim, bet ne čia, bet jau rodykim, kad galą negautume. Prieš ženklą stovėti draudžiama, va čia va. Ir čia taip kokybiškai, kad ne per linijas, va pėsčiųjų patikrink. Ir sukam nėra, va kokybiškai. Čia kartais dabar uždėjo ženklą stovėti negalima, tai puiku, tai čia biškai palengvino. Nes anksčiau čia stovėdavo automobilių, tai reikdavo čia juos manevruoti. Bet ir ten toliau, matysi, dar bus vis tik tai palieka. Va, tai čia va jis pažeidžia taisyklės, nes jis čia jau paliktas nežinia kiek laiko. Ir labai toli nenuvažiuok, nes mes va turim ir dar tau tas sunkvežimis padangų atvežė, tai po biškį artėkis turbūt tas padangas, aš suprantu, kad jis ten krausis. Tai tu turėsi jį aplenkti, tai bet dar va čia va pažiūrėk, tada dar neatlėkė, tu čia matysi geriau, va nieks tavęs nelenkia ir va ta paralyžiuota moteris, juk ta moteris jau baigia atsistatyti, jinai labai daug nueina, kiekvieną dieną aš ją matau čia, o šita moterį, jinai labai daug vaikšto. Va. Tai tada bus į kairę sankryžoj. Va, tai čia ta tokis mėgsta. Va. Taip. Ir ten gražiai, kur galėsi, biškį taip laikaisi. Dar arčiau, dar ir galim. Antrajas, tai ten turbūt linijų nėra, ar nėra. Nes tai būna labai tų linijų, žinai, tai tas linijas lengva čia pripaišyta labai siauros tokios. Dabar važiuosim iki šviesoforo, jeigu galima sankryžos, tada suksim ten į dešinę per tiltą. Tai persiriukasim vėliau. Jau kada nebus mašinų. Yra ten dar vienas stovi tikėtina, tai neverta tada. Nes tavo greitis normalus, tai neverta jeigu. Labai gerai, kad iš anksto, tada jie iš anksto priima sprendimą nelyst, o tik nerodyk, tai jau su tuo paspirtuku dar būtų dar jaunesnis. Jeigu galingesnį dar turėtum, tai dar prašautum. Gal jau dabar galvoti. Stabdžiukas, ilga eilė, nesitikėtai. Matai, kokia eilė? Taip. O tą tikėkis, nes ten ant tilto taip, kai didelė eilė atsimuša į galą, nes nesitikė, kad stovi. Čia bet mums žaliukas. Jo, ten dega žaliukas, puikai. Biškiai kirba noras kokį motocikliuką nusipirkt, bet nežinau, ar reikia. Nusibordinčiau kur jau. Davė pavažiuosiu to galingu litriniu, žinai, tai apsižergęs, kaip maniau, kad pagimdysiu, žinai. Separatas eina vaikų. Tai bus pirmas išvažiavimas į dešinę ir važiuosim pro žemyn upę, ten tą restoraną ir ten aplinkui išlysim, ten bus perėjų keletą tokių neįprastų vienpusio eismo gabaliukų. Dešinės laikomės, jo, labai gerai. O, čia išvažiuosim. Per anksti. Gerai, tai dar, nes dar papildoma juosta atsirado, tai tau gerai, kad iš paskos nenertų motocikliukas, dviratukas. Jeigu jis galvos, kad ten važiuoji, jis nersi čia, o tu čia vasuki, tai labai gerai, kad tu ten rodai. Labai naudingas. Juos biškį saugo. Nu ir dabar bus sudėtingas šiek tiek ten toliau. Pagrindiniam kelyje bus vingyje į kairę. Jau rodyk kairę. Va, laikaisi to viduriuko prie linijos. Nenukirsi kampo iš priekio, žiūrėsi jo, už tos punktyrinės linijos, už tos linijos. Va, kaip gražiai, nėra priešų, va, tokia trajektorija. Ir vėl bus į kairę, va, tiesiai arba į kairę, mes į kairę. Ir vėl žiūrėt pėsčiųjų ir pagrindinių kelių atvažiuojančių. Ir iš priekio važiuojančių, iš ten dar gali išlysti. O, puikiai. Taip. Ir dabar bus dvi perėjos labai blogo matomumo. Jo. Tai čia jau kaip ir va mūsų juosta. Ten tik tai biškį vėl jau uždėtas ženklas, bet jau linija išduoda, kad jau tai va nėra pėsčiųjų. Ir dabar mes į kairę suksim, tai turbūt kairesnės reikės. Va.
Ir dabar pėsčiųjų labai ypatingai. Ne, nerodyk čia dar. Ai, nereik. Nes ne čia, o šviesoforą reikia. Ai, šviesoforą. Va, nėra pėsčiųjų. Ne. Ir tada gali privažiuoti mums su šitą juostą, bet leidžia abiem, bet mums gal užteks ir šitos. Va, tai toks truputėlį. O jis ten nuvažiavo ten. Jo. Jisai iš kairės juostos nuvažiavo kairiau. Ten yra galima, bet... O čia vėl dabar važiuosim per tiltą, vėl atgal į Vilijampolę. Tai va, senamiesty truputėlį toks painumo yra, nes nestandartiniai tokie keliai. Kodėl cypia kitų ratai? Per daug gazų spaudžia, kad ratai cypia? Jo, biškį bando prabuksuoti, bet čia ne mūsų. Ne. No, kažkas tai biškį spustelėjo gaziuką, jisai ant sauso tokį, žinai, kaip prabuksuodamas. Kažkas labai stipriai įsimontavo. Aha. Ai, čia kaip gal ir čia rinkų, kai važiavau su autobusu, nepamenu. Ką darai? Kai rinkų. Va, tai čia žinok, čia aš toks vaizdas, aš matau, kad čia trenktas su mašina. Yra lanka žinios. Va, tai aš čia bandau vaizdų. Antras išvažiavimas. Čia mes turim praleisti. Jo, turim praleisti, įsitikindami mes, kad praleidžia. Čia praleidžia. Gerai, Porsche labai mandagus vairuotojas. Kokybiški automobiliai, sakė Porsche. Kažkaip sakė mažai gedimų. Bet tai jie brangūs. Įrodom dešinį. O žinok, palyginus automatą gali nupirkti, jisai nebus statybinės medžiagos su jo vežiotas ir sąlyginai pažiūrėk, Lexusai, tie Porsche, įmanoma padėvėtą nupirkti. Jo, įmanoma. Įmanoma toks visai, žinai, tai ten kokia, žinai, Dacia nauja ar Porsche, žinai, padėvėta. Tai aš geriau rinkčiausi tą Porsche padėvėtą. Atvis. Tik tai dabar tokia mada tuos pilkas dažyti, tokias labai tas spalva tokia. Aha, O dabar mes į dešinę ir vėl į dešinę Neries krantinė. Na va, dabar anuos paleido. Tai jie turi pirmumą, biškį toliau. Ir va čia dar, va čia va lauksi. Ir, o kaip turi matyti. Ir važiuosi po mėlyno. O, nes jeigu jie lygiuojasi, jų pirmumas. Ir tu, jeigu neduotum kelio, tai vairuotojas tau neduotų teisių. Blogai. Tai va, o davai kelią, tai duos teisės, tai viskas gerai. Viskas. Čiki-piki. Juoda mašina irgi blogai. Kas? Nes, Juoda? labai prie saulė. Jo. O balta labai purvinas. Žinok, ant tamsios matosi dulkių labiau. Ant baltos nelabai matosi. Jau būna tokie papilkėję tikrai net. Bet va ant tų tamsių